Aleliuja. Aleliuja. Labas rytas, ko nemačiau, galite prisėsti. Šiandieną ne aš pradėsiu, šiandieną Siliūtė turi pasidalinti su jumis kažkokiu žodžiu. Aš labai laukiu, kada kas nors man pamokslauja. Jūs tokie labai brangus viešpačiai. Ir Dievas, žinot, mus pašaukė ir išsirinko dar prieš pasaulio sukūrimą, ar ne? Ir mes esam ypatinga tauta, ar ne? Nes Dievas taip savo žodį kalba. Taip. Ir mes kiekvienas esam labai reikalingi šitam pasaulyje. Ir vienas kitam, ar ne? Mes esam naudingi ir labai reikalingi. Ir tikrai Dievas turi į mus įdėjęs labai daug, ar ne? Iš dangaus ir kartais, žinot, mes taip sumenkinam turbūt tai. Ir tiesiog tai, ko noriu šiandien pasidalinti, tai aš jau esu dalinusis šiek tiek ir iš to rašto vieta ir jinai visai neseniai skambėjo ir iš pastoriais lūpų, bet kaip čia statistiškai sako, 5-7 kartus reikia žmogui išgirsti apie tą patį, kad nusėstų širdyje, tai tiesiog pasidalinsiu rašto tą vietą. Man jinai labai patinka. Tai yra Mato Evangelija 25. Nuo 13 iki 25 eilutės skaitysim daug. Nuo 13. Sako, taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią žmogaus sūnus ateis. Bus taip, kaip atsitiko žmogui, kuris iškeliaudamas į tolimą šalį pasišaukė savo tarnus ir patikėjo jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal jo gabumus ir tuojau iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, nuėjęs ėmė su jais verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat tas, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris gavo 1, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praėjus nemažą laiko, tų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, jis atnešė kitus 5 ir tarė: šeimininkė, davei man 5 talentus, štai aš pelniau tau kitus 5. Jo šeimininkas atsakė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Jo šeimininkas tarė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Priėjęs tas, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni, kur nesėjai ir renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, turėk kas tavo. Šita rašto vieta tai buvo prieiškimas man į tai, kai mane visą laiką glumindavo ta rašto vieta, kur sako, kad mes turėsime duoti viešpačiui apyskaitą, ar ne? Ir aš visą laiką galvodavau, kad ten kalba, galvoju, Dieve, tai kaip ten tas yra, ar ne? Tarsi, aš vis galvodavau, kad ten kalba apie tas neatgailautas nuodėmes, kažkaip aplamai apie nuodėmingumą galbūt, ar ne? Ir galvoju, tai kaip vis dėlto tai yra, ar ne? Ar aš gyvenu atgailos gyvenimą, tai kiek aš ten matau, suprantu, kiek tu duodi, kiek tu man apreiški, kiek parodai, ir ne, atgailauju, tu apvalai, tai negi, kai ateisiu pas tave ir dabar suvesim kažkokias sąskaitas, ar ne? Bet iš tiesų ne apie tai viešpats kalbėjo, o būtent šitą rašto vietą man Dievas iškėlė, ką jis turėjo omeny, ar ne? Duoti apyskaitą už tai, kad jis mums yra įdėjęs į mus, ar ne, dovanas, ir ne tik dovanas, bet jis kalba apie tuos, sako, dvasinius, sako, patikėjau jiems savo turtą. Todėl jeigu šiandieną kartais būna žmogus galvoja, aš čia nei dainininkas, nei pamokslininkas, nei kažkoks kitoks, ar ne ypatingai apdovanotas, tarsi neturiu kažko tokio, ar ne, ką atnešti, bet iš tiesų pažvelkime giliau, kas yra tas turtas, o kaip tuomet yra su malonė ir tikėjimu.
nes tai yra tie turtai mums patikėti, ar ne, iš viešpaties. Ir kaip aš naudoju tą tikėjimą. Nes pasižiūrėkime, kaip pasikeitimai gyvenime vyksta, ar ne, per malonę, per tikėjimą. Ar aš tai naudoju, ar ne. Ir štai 3 žmonės, ar ne, visi gauna pagal gabumus, pagal tai, kaip mes sugebam, ar ne, pagal tai, ką mes, kaip Dievas jau matė, ką mes į mus, ar ne, yra idėjas. Ir 2 tiesiog paklūsta, kaip sakyt, ar ne, davė ir jie ima tai naudoti ir vykdyti, ar ne. O vienas, ar ne, man patinka tai, kad jisai, tiksliau nepatinka, bet tiesiog jo įdomi tokia pozicija gauna, žinot, jis ateina, sako, šeimininkė tarsi pasiteisina, nenorėdamas to vykdyti ir sako, šeimininkė, aš žinojau, kad tu esi toks ir toks. Ir jis iš 3 žmonių yra vienintelis, kuris taip atsiliepia apie šeimininką, ar ne? Ir ką tai parodo iš tiesų? Tai parodo, kad ką galima iš tos vietos pasimokyti, ar ne, kad tavo asmeninis tas santykis su Dievu ir požiūris į Dievą apsprendžia, ar tu teisinsiesi, ar vis dėlto naudosi tas patikėtas dovanas ir turtus, ar ne. Nes tai yra toks tikrai labai pasiteisinimas, toks, žinojau, kad tu esi toks, žinot, kaip šiom dienom skambėtų tas pasiteisinimas. Tuomet tai galbūt buvo ta tokia, tikrai gal jis bijojo, ar ne, jis taip matė šeimininką, mes galim irgi taip matyti Dievą, kaip labai kažkokį baudžiantį, ar ne. Būna tai, bet šiai dienai aš manau, kad tas pasiteisinimas skambėtų truputį kitaip. Ir jis būtų toks, Dieve, žinau, kad tu maloningas Viešpats, visada atleidžiantis ir kad tu mane suprasi, kad aš čia kažko nedariau, ar ne, nes aš tik žmogus ir aš klystu ir aš kažko, ar ne. Tai būtų toks tarsi per tokią savigailą, bet nedarau dėl to, kad aš, toks kažkaip tarsi kažkaip Viešpatie žinau, kad tu labai geras ir kažkaip tu žinau, kad tu man atleisi, kad aš to nenaudojau. Bet iš tiesų atsakomybė yra tavo, ar ne? Atsakomybė yra tavo ir tai yra toks kaip ir, net aš tai pavadinčiau, kad tai yra pasišventimas. Naudoti tas dovanas, ar ne, ir tuos turtus dvasinius, naudoti tikėjimą, naudotis malonę kasdien, ar ne? Tai yra būtent pasišventimas. Kartais tas žodis taip skamba labai, atrodo pasišventęs, tai kažkoks labai jau susispaudęs, ar ne? Bet arba tai daugiau kitiem kalba apie išorę, bet tai tikrai nėra viena apie išorę, ar ne? Tai yra apie pasišventimas, man pasišventimas tai yra atsidavimas. O atsidavimas tai yra tikėjimo išraiška, ar ne? Kai aš atsiduodu, tikėjimas turi kažkokią išraišką. Ir tos patikėtos atsakomybės vykdymas. Ir jeigu tai paprastai, ar ne, visiškai paprastai, tai būtų tiesiog pasirinkimas Dievo žodį ir Jėzų laikyti aukščiau savęs. Ar ne? Savo supratimu ir įsivaizdavimu. Ir kalbant apie tuos supratimus ir įsivaizdavimus, man labai Dievo žodį patinka ta istorija apie Naamaną. Atsimenat, ar ne, jam tai galėjo kainuoti iš tiesų išgydymą, jeigu jis būtų pasilikęs savam supratime, ar ne. Jis buvo nusėtas raupais, ar ne, ir keliavo ir galvojo, kad jau ten, prisimena tuos jo žodžius, ar ne, kad aš galvojau, kad jau čia dės rankas, arba ten taip ir anaip, ir jis ten, ar ne, įsivaizdavimas. Bet kartais mes turim įsivaizdavimą, kaip Dievas per mane turi veikti ir judėti, ar ten dar kažkaip, ar ne. Galbūt įsivaizduojam, kad labai kažkaip globaliai, sudėtingai, bet iš tiesų, kaip iš pat pradžių minėjau, kad tu esi labai reikalinga šalia esantiems žmonėm. Tikrai ir aš kažkada trečiadienį dalinausi, pas mane buvo tokia klientė atėjus ir jinai neseniai per seniausiai yra palaidojus tėtį savo. Ir mes tarsi ten kalbėjom visai ne apie dvasinius dalykus, tiesiog prastai, ar ne. Ir jinai sėdi ir man paskui taip sako, tokį sakinį, sako, žinai, sako, aš jaučiuosi kaip po kažkokios terapijos pas tave pabuvus, ar ne. Ir aš, žinau, pagalvoju, Dieve, galvoju, čia tikrai ne aš, bet tai tu palieti tos žmonės, ar ne. Vat jis jau, sako žodėje, kad jis jau mus patepė. Mums, žinot, kartais toks atrodo, kažkada pateps, kažkada naudos, jis dabar naudoja, bet ar tu tuo tiki? Ar ne, tiesiog kasdienybėje yra žmonės aplink mus, kurie išgyvena tam tikrus dalykus ir, ar ne, ir galbūt tu vienintelis esi, kuris gali kartais paprastai žodžiais kažkokį palaikymo žodžiai pasakyti ir tai yra Dievo palaikymo žodžiai tam žmogui, ar ne? Tai yra tų dovanų naudojimas, tai nėra kažkas tokio, žinot, tokio kažkaip pasiruošiu ar dar kažkaip, ar ne? Tai tiesiog naudoti ir leisti Dievui per tave kalbėti, ar ne, tiem žmonėm
nebūtinai kažkokiom aukštom frazėm, ar ne? Tiesiog tavo buvimas, tu esi Dievo buvimo nešėjas. Ir ten, kur tu esi, ten yra Dievas su tavim, ar ne? Ir jis nori liesti žmonės aplink tave. Taigi, gerai. Taigi tai yra mano atsakomybė, ar ne, kad už kurią man būtent reikės kažkada atsiskaityti, ar ne? Apie tas, už tas dovanas, kaip aš jas naudoju, ar ne? Ir iš tiesų, kai pagalvoju, gimsta žmogus į gyvenimą ir kai maži, kol būna vaikai, jie labai svajoja, ar ne, aš užaugęs būsiu tas, bet kada būna paauglys, jis iš tiesų pradeda savęs ieškoti, ar ne, jis pradeda galvoti, kam aš esu, iš to žemėje, dėl ko aš esu ir panašiai, o Dievas jau žino, dėl ko tu esi. Todėl būk tikras, ar ne, kad Dievas žino tavo pašaukimą ir ko mums reikia, tai tiesiog turėti ryšį su juo. Taigi to pasišventimo kartais į kainą, ar ne, ir sekimo Jėzumi kaina, tai yra asmeninis komfortas, apie kurį dar norėčiau pakalbėti šiek tiek, tai ko Viešpats iš tiesų iš mūsų tikisi, tai čia iš tiesų niekas tau prieis nepasakys, ar ne, kas tau yra asmeninis tavo komfortas, nes tik tu pats savo tai gali atsakyti, ar ne, bet aš norėčiau tik tokius kelis paminėti dar, kad būtent va tas tvirtas savo nuomonės laikymasis ir lūkesčių, nes tai yra labai patogu laikyti savo nuomonės ir savo įsivaizdavimo, todėl kad nieko nereikia keisti. Aš taip galvoju, kaip aš galvoju ir važiuoju pagal tai, ar ne? Ant to važiuoju ir iš tiesų paskui kartais kada žmogus būna nepatenkintas ir neturi ramybės, aš galvoju tuomet, kada jis nevykdo to pašaukimo savo, ar ne? Tiesiog tų dovanų nerealizuoja savyje, nenaudoja kasdienybėje, ar ne? Ir kitas toksai dar vienas, kuris man kažkaip labai ryškiai dar buvo, tai asmeninis komfortas, kuris galėtų būti, tai yra, kaip aš naudoju savo laiką arba laikas savo ir prioritetai. Nes dabar labai jau tas laikas savo, apie save. Ir aš kaip galvoju, viskas yra gerai su tuo turėti laiką savo ir Dievas ne prieš tai, kad tu turi laisvalaikį ir daryti, ar ne, kažkokius dalykus, kas tau patinka. Bet jeigu randi laiko tiems dalykams, aš manau, kad būtų teisinga prioritetų rasti laiko ir Dievui, nes jeigu viskuo užsimi apart Dievų, na, tuomet prieisi į tą zoną, kur vieną dieną, kur tikrai nėra ramybės ir toks tarsi visko turiu, bet nesu laimingas, ar ne? Ta būsena tokia. Ir Dievas nori šitą, būtent asmeninį komfortą pakeisti į ramybę tavo, ar ne, ir į pasitenkinimą kažkokį, kur tu tiesiog gyveni ir, kaip sako, pilnais plaučiais gyvenu ir džiaugiuosi, kad esu, ar ne. Ir norėčiau dar paskaityti rašto vietą iš Morkaus 10. Oi, ne čia. Morkaus 10, 17, 22. Jėzui išeinant į kelią, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelio ir klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus jam tarė, kam vadini mane geru, nei vieno nėra gero, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melugingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ar motiną. Tas atsakė, mokytojau, aš viso to laikausi nuo savo jaunystės. Jėzus pažvelgęs į jį pamilo ir tarė, vieno dalyko tau trūksta, eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Po šitų žodžių jis nuliūdo ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Man čia patinka, nes iš tiesų Jėzus matė, kad jisai trokšta dangaus karalystės, ar ne, jis kiek moka, tai gyvena tai dangaus karalystė, ar ne, bet yra tas Viešpats ne prieš tai, kad tu turėtum turtą, ar ne. Ir čia ne prieš tai jisai buvo, kad, jis turėjo daug turtų, ar ne. Bet jis matė, kad jo širdis buvo pririšta prie to, ar ne? Ir jis tiesiog kalbėjo apie tą, kad tai neturėtų tau užimti pirmos vietos, ar ne? Tai galbūt jis neturėjo taip tiesiogiai, kad viską ten, ar ne, parduok ar dar kažkaip, bet Jėzus būtent pataikė į tą jo asmeninį komfortą, kur jam yra labai, ar ne, kažkaip labai toks gyvenime pats svarbiausias dalykas. Ir tiesiog to paprašė, ar ne, kad atiduok man tai, ir ne, jis nuliūdo ir nusiminęs pasitraukė, jis sako, nes turėjau daug turto, tai iš tiesų ta širdies pozicija yra labai svarbi, ar ne, kaip aš prioritetus gyvenime dėliojusi, jeigu turiu laiko viskam, tai
tai turėčiau turėti laiko atskirti ir viešpačiui, bent kažkiek pabendrauti, nes jeigu iš tiesų aš turiu tą troškimą, kad Dieve, dėl ko aš esu šito žemėje, ar ne, kokią tu nori, ką nori per mane padaryti, tai aš niekaip galbūt į tai neįeisiu, jeigu aš nebūsiu maldoj su viešpačiu, jeigu aš neklausiu pas jį, nepasivesiu jam, ar ne, trumpo pokalbio tikrai to užtenka, trumpos maldos, ar ne, kad Dievas įvestų visą dieną, pakreiptų taip, kaip jisai nori, o jis kiekvienai dienai mums turi planą ir tikslą, ar ne. Tai va, ir pabaigai, tai norėčiau paskaityti dar tą vietą, kur iš Jeremijo, kur sako, aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, sako viešpats, sumanymus jūsų gerovė, o ne nelaimėms ir ateitį su viltimi. Tai tiesiog norėčiau užakcentuoti, kad, žinot, Dievas turi jumyse idėjas, potencialą, milžinišką, ar ne? Ir turi tuos sumanymus, ką jis nori per jūs nuveikti. Ir vienintelis galbūt tas žmogus, kur galbūt tu pažįsti tik tai tam tikrus žmonės ir per kitus negali kitas, ar ne? Kažkas Dievas nori per tave kažkaip ypatingai tuos žmonės palaiminti, palies. Pasakyti galbūt kažkokį žodį, patraukti ir dar kažką, Dievas turi tiek daug per tave nuveikti. Tad labai raginu ir žadinu būti, žinot, kokiam trokštančiam. Dieve, veik per mane, ar ne? Dieve, šitą dieną, ką tu nori per mane daryti, padaryk tai. Aš trokštu būti ten, kur tu nori, kad aš būčiau ir naudok mane taip, kaip tu nori, nes taip mes nešam jam vaisius. Būkit palaiminti. Klausiau ir atėjo tokia mintis. Vietoj skrolinimo pasimelskime ir matysim Dievo šlovę. Amen. Nes iš tiesų tai, ką Silvutė kalbėjo, ačiū Silvutė už žodį, tai, ką kalbėjo, tai pabėgo mintis, tu jau pasakysiu. Tie dalykai ateina, kai mes jų ieškom. O į asmenį ryšį nepalaikom su juo maldoj, mes niekad nei tuo žodžiu nieko nepastiprinsim, nieko. Kūniškai mes nieko nenorim, mes norim namo, mes norim pavalgyti, mes norim smagiai, gerai gyventi. Tokius kūnus mes visi turime. Bet būtent tai, kad pabrėžiu tą vietą, kaip ir jis sakė, jeigu skirsim laiko jam, nes iš jo ateina teisingas ir tas paraginimas tam žmogui ir tos dovanos susižadina mumyse, kada mes arti širdimi jo maldingą gyvenimą gyvenam. Asmeninį ryšį su Dievu. Todėl nepulkim, nešokim kažką iš kūnų, kažką daryti, žinot. Tai bus ir tada laukiame dar atlygio, kad čia mums labai pagirtų mus, pastebėtų mus. O kai Dievas daro per tave, tu visiškai būdi nusižemę, nes padarei tai, ką šeimininkas liepė padaryti ir tiek. Amen. Jam šlovė ir jam garbė. Todėl, brangieji, mūsų energija ir šaltinis pažadinantis mus yra Jis, įvedantis į dovanas, įvedantis į teisingą. Aš čia paskui toliau paskaičiau dar tą rašto vietą, kur Silvutė skaitė, toliau parašyta. Tu tinginys, sako. Todėl netingėkime ieškoti viešpaties. Amen. Viskas kyla iš susitikimų su juo. Nesusitikau su juo, neturiu nei energijos, nei noro ir visą kitą darysiu sukandęs dantis, nes taip reikia, Dievas sakė. O jeigu mes būsime tame šaltinyje, jis mus įkvepia, uždegė ir už tai sakė, mano našta lengva ir jungas nesunkus. Nežinau kaip tu, aš tikiu, kad ir tu taip lygiai. Kai pasimeldi, tu pilnas energijos, kur eit, ką daryt. Ar ne? Ar nebūna kaip? Kur čia išliet, nes jau pripildė tave. Kas pripildė? Viešpats sužadino dvasią tavo, ne kūną, bet dvasią. Amen? O tą kūną mes turime visi ir jis visada norės tuo būti tinginio. Tinginystę mums atnešti. Tinginystę.
Bet mes jau neklausysime viešpaties. Gerai, šitą temą pasibaigėm. Čia galima kalbėti ir kalbėti visą pamokslą dar, Silvutė. Tavo pamokslas geras pamokslas. Iš tiesų, nes mes pašaukti ne imti, bet duoti. Atiduoti save. Ne imti, bet atiduoti save. Atėjau. Pasakyk, Evina, aš atėjau atiduoti save. Tarnauti viešpačiai ir save atiduoti. Nes Jėzus toks mumyse, jis sako, pavyzdį paliko, nes jis atidavė save dėl kitų ir mes sekame jo pavyzdžiu. Ja, tai aš noriu tokiu žodžiu pasidalinti, kad pasitikėtume viešpaties charakteriu. Ir priešas, kuris mums iškreipia Dievo charakterį. Kodėl žmonės kartais bailiai eina pas Dievą, nepažįsta jo, nepažįsta. Charakterį reikia žinoti, koks yra Dievo charakteris. Taip. Ir čia nuo pradžios knygos prasidėjo visas tas netikėjimas dieviškų charakterių. Ir tai būtų 3 skyrius, 1 eilutė, jeigu jūs verčiatės. Ir sako, gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvulius, kuriuos viešpats Dievas sutvėrė. Ir ji tarė, kalbėjo. Velnias irgi šiandien kalba ir tarė, ir mes jį girdim, bet mes jį atmetam. Taip. Kalbėjo moteriai, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių? Ar tikrai teisybę sakė? Šiandien jis lygiai taip pat kalba, ar tikrai teisybę jis čia sako tuo žodžiu. Kažkaip jis sugeba atnešti abejonės. Mes jų neįvardinam, kad abejonė, bet jeigu ateina toks netvirtas tikėjimas, tai tik dėl to, kad aš nepažįstu jo. Gali tai ateiti iš to, kad aš jo nepažįstu. O kai tu pažįsti jį, tu tvirtai ir pasitikė. Ane? Pasiūsi tą vaiką, kuris atsakomybę neša kažko parnešti, ne tą, kuris, žinot, neištikimas. Taip ir čia. Jis ištikimas. Jis sakė, aš ištikimas, tik jūs būkit ištikimi, pasitikėkite manimi, aš ištikimas. Amen. Man tik smagu pašlovinti čia iš rytą. Kokia ten giesmė buvo prieš paskutinę Silvutę? Neatsimenu. Nors ir nejaučiu, nors ir nematau, bet tu veiki viešpatie, nes aš tave pažįstu. Iš kur tu jį pažįsti, sakysi, buvai sutikęs? Iš žodžio ir dar dvasia liudija. Ir dar tikėjimą jis antgamtinį dovanojo. Amen. Bet kartais priešas taip sugeba mūsų pridusinti, žinot. Kodėl jis tai daro? Per sielą, žinot. Nes siela linkus pasitikėti savimi arba tuo, ką mato ir tuo, ką supranta. Tai sielos tikėjimas. Ir todėl trukdo mums tikėti dievišku tikėjimu ir dievišku Dievu. Amen. Įkiša savo jėgas. Tas savo jėgas kiša. Kūną, sielą, savo jėgas ir tai sumenkina viešpatį. Taip sugeba kažkaip padaryti, mes į sielą su velniu susidarė. Ai, čia jau nieko nebus, taigi čia tas Dievas sakė, bet. Žinot, kad bet tikėjime nėra. Ir taip ir amen. Pas jį nėra taip, bet, o jeigu dar kažkaip tai.
Ir tai štai norėjom pasakyti tai, kad jis atnešti norėjo abejonę. Pradžioje dar atsiminė Dievo žodį. Sakė, ne. Sakė man, kad nevalgyt. Dar tu atsimeni, ką sako Dievo žodis, ar ne? Kažkokiu situacijoje. Bet velnias, ar jis atšoka nuo mūsų? Ne. Jis toliau. Tai galima pažiūrėti 5 eilutė sako, jūsų akys atsivers, nes jūs dabar užsivėrė, jūs žiūrėkit, kokį visas pasaulis džiaugiasi, uliavoja, o jūs kažkokį užsimerkę, nieko nematote, sako. Pažiūrėkit, kas ten, kokių gravybių, kokių grožybių ten yra. Tik nusilenkit man. Velnias nori, kad nusilenktų Ieva ir Dievas sumenkintų ir jį pašlovintų. Ir jam pasisekė. Ir tokiu būdu jis dirba šiandien. Dievas tas pats ir velnias tas pats. Tai biškį pasitikėkit, bet tik Dievu ne taip pilnai. Taip, tai biškį. Bet tikėjimo nėra biškį. Yra arba tikėjimas, arba netikėjimas. Na, irgi. Pas Dievą yra taip ir ne. Žinot, bet priešas velnias tai tokį pustonį mums siūlo visada. Taip, žinai, pasitikėk ir savim pasitikėk ir Dievu pasitikėk, ir savim ir Dievu pasitikėk. Ne, pasitikėk Dievu, tai ir tu būsi stiprus ir išmintingas ir visoks. Amen. Nes pasitikėjimas savimi atneš išdidumą. O tai reiškia velnias priima turi. Pasitikint savimi. Dievas nori mus sudaužyti taip iš meilės, kad išmokytų pasitikėti, mus juo pasitikėti. Nes jis nori palaiminti, jis nori parodyti savo malonę, jis nori mūsų charakterį išugdyti per išbandymus, per sunkumus. Amen. Tie sunkumai, tie išbandymai, tai ne mūsų sužlugdymui, tai mūsų palaiminimui, kad stiprėdami, praeidami juos, pasitikėdami viešpačiu, taptume dar stipresniais. Amen. Išbandymus mylėkime. Jeigu mes dvasios akimis žiūrėsime ir kaip dvasinis žmogus išbandymus, nepurkštausim, amen. Nemurmėsim. Pradžioj gal biskį pamurmės tą sielą, ne? Bet pastatykim ją į vietą. Amen. Tikėjimo. Aš žinau, kad aš meldžiuosi. Va, kodėl dar yra gerai turėti būti maldingam. Dievo žodis sako, būkit maldingi. Vietoj skrolinimo būkit maldingi, sako. Tai, kai maldingi būsime, tai mes būsime budrus. Ir tikėjimas stiprus ir mes praeisime tuos išbandymus pasitikėdami viešpačiu. O jei ne, mes eisim per sunkumus savo jėga, jeigu nemaldingi, savo jėga ir pasitikėdami savimi ir dažnai nepraeidami tų sunkumų. Ir daugelis žmonių nepraeina. Aš ne apie jūs kalbu, bet būna pavyzdžių, kad žmonės nepraeina. Ir net po to pasipiktina Dievu. Ir kodėl taip įvyksta? Todėl, kad ėjo savo vien jėgomis, resursais, bet nejungi pagrindinio bėgio pasitikėjimu viešpačiu. Nors ir nejaučiu, nors ir nematau, nors dabar man taip sunku ir sielo ir kūne, bet aš žinau, kad tu su manim, nes aš visada prašiau tavęs,
Ir tikiu, aš pažįstu tave, kad tu ne tik man gerai tada veiki, bet tu visada veiki. Tėvas nenustoja niekad veikti. Čia irgi apgauna priešas, kartais ima ir nustoja. Ir būtent tavo buvo išbandymas, o jis nustojo veikti. Juokinga, ar ne? Kai taip kartais gali nesąmoningai kažkaip tai, Dievas neveikia, sako. Veikia tik ne taip, kaip tu ir aš suprantam ir norim. Va čia ir tai, ką sakiau, kad reikalinga nepasitikėti savo jėgom, bet juo. Jis geriau žino, kada, kaip, su kuo, dėl ko. Ir net valdo laikus. Galvoju, pamokslą apie laikus kalbėti. Du pasirinkimai buvo, bet čia bent sakinį pasakiau. Mes kartais pradedam laikus valdyti. Jaučiat būna. Dabar ir tik tai jau paskutinė riba ir viskas jau. Ne, kažkokiam tai poreikiai. Toliau būk nusižeminęs, šlovink Viešpatį ir pasitikėk juo. Jis laikų valdovas. Ir daugelis, aš tikinčių, kartais žmonių krenta. Todėl, kad jie turėjo savo įsivaizdavimą, savo turėjo tikėjimą ir nevyko. Turėjai tikėjimą, bet nelaikai Viešpatį laikų viešpačiu. Gali tai būti. Nes jis valdo laikus. O tai nusižeminti tenka. Ir pagaukim save, kada mes galvojam, kad jau dabar, čia ir dabar. O jei ne, tai visai nereikia. Kas čia? Kaprizingų vaikų elgesys. Ar ne? Tiek žemiški vaikai taip elgesi, nekantrus, tiek aš galiu taip. Būdama nekantri Viešpačiui, iškesi nepažindama jo charakterių, kad jis ateina visada laiku ir visada vietoje. Ir taip, kaip jis nori, ateina. O tu ir aš mes pasimeldėm, meldžiamės ir sako, lauk Viešpaties. Surišti, velnę, sugriaut dar. Ir tiesiog Dieve, sakyk, tu ateini visada laiku. Sakyk kažką Viešpačiui, tau lengviau bus laukti. Amen. Kalbėk tikėjimą. Kalbėk tikėjimą, o ne apie tai, kas ten vyksta, kažkokia situacija, kuri tau nepatinka, apie tai išvis nekalbėk. Jeigu jau matai, kad tu ten nieko negali padaryti. Jau atidavė Dievo rankas. Kalbėk tikėjimą tą situaciją. Pasitikiu Dieve tavim, tu ateini pačiu laiku. Ir man visai nesvarbu, kaip tu įspręsi. Ar taip, kaip aš noriu, ar taip, kaip tu matai geriau. Amen? Va tokia širdai, jeigu mes jį laikom didesniu, aukštesniu, kuris valdo visatą, laikus ir visą žmoniją, tai nukris daug murmesių, daug nepasitenkinimų, daug įsižeidimų nukris, kai mes taip pažinsime Viešpatį ir jį statysime savo priekyje, ne save. O kiek kartų dar būdam nebūdus ir aš ir jūs ir atsistojam priekyje ir pradedam aiškyti, kaip čia tas Dievas. Tai čia jis ims ir padarys tas Dievas. Taip, ko tu negali, jis gali. Jis visa galis Dievas. Amen. Jis toks mūsų viešpats. Ir štai tas pats, kaip sakiau, velnias šiandien siūlo mums
kada mums sunku, kada mes išbandymuose, Jisai siūlo, kad mes nusilenktume priešui ir sakytume, nieko čia nebus. Nepasitikėsiu Dievu. Jis mane apgavo. O Dievas kada apgauna mus? Ne. Jis tobulas meilė, tobulas šventume, tobulas tiesoje. Bet priešas ragina mums nusilenkti jam ir dar susitapatinti su juo. Ir bendradarbiauti. Todėl sakė, pasipriešėkite jam tvirtu tikėjimu. Ir pasakyk, aš žinau, sakykit, aš žinau, kad mano viešpats, Dievas, visada laiku ateina, visada laiku, visada vietoje ir savo būdu, teisingu būdu, taip kaip jis mato, nes jis tobulas. Amen. Padėk, Dieve, mums išstovėti. Amen. Išstovėti. Nes Dievas nori palaiminti. Velnias pateikia taip, kaip iškreipia regėjimą, iškreipia Dievą. Tarsi Dievas nesirūpina jau tavim. Jis jau negeras. Štai kodėl taip svarbu kurstyti švenčiausiai tikėjimą, Dievo žodžio skaitimo, klausimą. Kad atsinaujintų Dievo paveikslas, Dievo charakteris vis, ar ne? Jis nori būti tuo, ko iš tiesų yra, nes mes jį galime savotišką pasidaryti dieną. Ne? Pagal savo supratimą, pagal savo įsivaizdavimą. O ne pagal jo žodį ir ne pagal dvasią, kaip liudija. Todėl mes esam pašaukti, sako, šventosios dvasios klausyti. Neklausykime čia. Pirmiausia, kreipkimės į jį, jis teisingai, nes mes priėmėm tiesos dvasią. Amen. Negalvokim, kad mes protingi be jo. Net jeigu Dievo žodžiu atnaujintas protas, bet jei čia negirdžiu savo viduj tiesos, aš nepajėgsiu tai pasielgti, kaip žinau. Amen. Todėl jis ir siuntė šventai dvasią, tiesos dvasią. Sako, jos vedami Dievo vaikai. Šventosios dvasios vedami, reiškia, jos tiesos vedami. Ir protą pavedame šventai dvasiai ir Dievo žodžiui ir išmintis plaukia dieviška. Amen. Ten nebus netikėjimo. Kada jau leisime tiesą šventai dvasiai, apšviesti protą ir Dievo žodžiu atnaujinti. Dievas nori parodyti savo jėgą. Gal mes užklimpę kažkur esame kažkuris ir nepasitikime juo taip. Todėl pats laikas pradėti mąstyti, koks jis. Atsimenu, kiek giesmę giedojom seniai. Labai. Koks didis Dievas, kuriuo aš patikėjau, kokia beribė jų meilės gausa, kokia malonė, kurią jis išliejo, per savo auką į širdis visas. Dabar kas tiki, tam atvira jo meilė. Tam kelias laisvas per sūnų šiandien, tekyla šiandien mūsų rankos į Jėzų, jam viena šlovė, jam viena šlovė. Aleliuja, aleliuja. Koks didis Dievas, kuriuo aš patikėjau. Einant metams, jis kažkaip pradeda mažėti.
Kada atsiranda religingumas ir religija, kai Dievas pradeda mažėti. Jau tada pradedam remtis ne Dievu, ne jo galybę, ne jo pasitikėjimu, bet daugiau tuo, ką matome, tuo, ką tu man gali padėti. O gal tu man ką gero pasakysi, o gal tu man ką nors gero pasakysi šitoj situacijai. Neten kreipiuosi. Ir jį kreipkimės, tikėkim, tai Dievas dar pasiūs kažkokį, kuris dar tau ištvirsit žmogų dar pasiūs. Lygiai taip pat kalbantį, kaip Dievas kalba. Amen. Aleliuja. Sakyk, mano Dievas didis. Mano Dievas galingas. Teisingas. Pastovus. Mylintis. Ir taip toliau. Gydantis, atstatantis, viską galintis, mūsų viešpats. Velnias vagis, jis nori pavogti, nukreipti dėmesį, kaip sakiau, į skrolinimą, į dar kažkokius dalykus, į naujienas, į kažkokius sužinojau, ką naujo. Nieko nenoriu aš žinoti, ką Dievas tik tai leis, aš noriu žinoti. Ką Dievo dvasia man pasakys, ko man reikia, tada aš padarysiu, pažiūrėsiu. Dažniausiai tai ne dvasia, veda skrolyti. Jei šventoji dvasia lies, tikrai darysim. Bet kuo labiau mes norim girdėti dvasią, tuo mažiau noras bus skrolinti, nes tu jį turi, kuriam skrolint. Viešpačiui. Jis išmintis, beribė visagalis Dievas, apreiškiantis viską, visur viskam ir konkrečiai situacijai, tau asmeniškai netgi. Tu negali pritaikyti kito kelią, kažkokį žodį, kuris ten kažkur tai kalba. Turėk asmeninį ryšį su Dievu, tai yra teisingiausias kelias. O visa kita tik statydina tikėjimą, žodžiai kažkokie, ar ne? Bet asmeninis ryšys tai yra tai, kad jis išlaikys tave. Amen. Asmeninė malda, asmeninė kalba. Ir vėl, kaip tas esu, neįsivaizduokim, sakė, neįsivaizduokim, tai kažkaip ypatingai stovėti, ypatingai daryti, ten kažką tai. Tiesiog visą dieną vaikščiok su Dievu. Kaip Adomas sakė, vaikščiau su Dievu. Tikrai jis už rankų susikabinės. Ne, jis tiesiog jį laikė aukštesniu, kol iki kritimo, aišku. Aukštesniu ir natūraliai situacijų. Dieve, ką čia daryti? Dieve, kaip tu darytum? Dieve, padėk man. Tu duok man jėgų, išminties. Aš žinau, kad tu stipresnis už mane. Jeigu mes jį tokiu laikysimės, natūraliai jį kreipsimės. Bet kai prantam save stipriu labai laikyti. Be manęs, tai žinai, tas žmogus prapuls. Aš turiu jam ten padėti, jis prapuls. Melskimės, kad Dievas jam padėtų. Tai jis jam siūs tokią pagalbą. Dievišką. Bus tai kilę iš jo. Ir tam nereikės vargti. Amen. Todėl melskimės daugiau melskimės, daugiau vietos duokim Dievui. Kaip sakau, melstis, tai reiškia, krito ant kelių ir pusę dienos, taip jo maldavai, kol dangus sudrebėjo. O kažkaip įsivaizduoja kūnas, siela, taip. Melstis tai reiškia atiduoti viską Dievui. Širdį naštą atiduoti Dievui. Kokia dar gali būti malda? Poreikio atidavimas. Asmeninė malda. Bendravę mūsų Dievo kalba. Malda. Atėjau pabendrauti pas tave Dievas. Ir sėdi. Vis to kalba į vidų. Sako, ir ten, taip, patarėjai, ten kažkas tai, žinai, pataisyti.
Ir kai jis kalba, tau pyktis net neima. Nes tu žinai, kad jis. Būk palaimintas, broli. Jis kalba, sakyk, Dievas šiandien kalba. Ir sakyk, kaimynui, tik norėk girdėti. Amen. O kad norėti jį girdėti, tai reikia jį kreiptis. Tai tikra tokia širdim, kad aš noriu, kaip tu viešpatie, kaip tu sakai. Ne, taip reikia sakyti, kaip tu sakai, bet aš einu savo darau. Nes man labai patinka. Todėl Dievas tvarko ir laikus, ir viską išsprendė Golgotoje. Priešas veikia taip šiandien, Dievas veikia taip pat šiandien. Prisimenat, kaip Dievas velnias atėjo ir prašyti, kad gal skaičiau, galit kas greit atsiverčia, atsiverskite. Žinot, šitą rašto vietą, Jobo 1 skyrius, kaip šėtonas atėjo gundyti. Tai bus 6 eilutė, nuo 6 galim. Vieną dieną Dievo sūnus susirinko prieš viešpatį, atėjo ir šėtonas. Viešpats klausė šėtoną, iš kur ateini? Šėtonas atsakė viešpačiui, aš vaikštinėjau po visą žemę. Kur šėtonas gyvena? Vaikštų po visą žemę ir riaumoja aplink mus kaip liūtas. Viešpats vėl klausė šėtoną, ar atkreipė dėmesį į mano tarną Jobą? Juk žemė nėra nei vieno jam lygaus, jis ir tobulas, ir teisus, bijo Dievo ir vengia pikto. Šėtonas atsakė viešpačiui, ne veltui Jobas tavęs bijo. Už kažką. Jis kažko nori iš tavęs, tai taip vaikšto, sako. Ir toliau sakau, juk tu saugoji jį, jo namus ir visą, ką jis turi, jo darbus, tu laimini ir jo turtas didelė, vat už tai jis tave ir. Bet sako, ištiesk savo ranką ir paliesk tai, ką jis turi, ir jis keiks tave į akis. Ir viešpats tarė šėtonui, visą, ką jis turi, atiduoda tavo valdžion, paimk iš jų. Bet prieš jį neiškelk rankas. Ir aš jau buvau išbandytas, Jobas buvo išbandytas. Mums dar taip nebuvo kaip Jobui. Šitiek mes nepraradom, nei mums atėmė. Bet ateina tokie, palyginus mažyti išbandymai. Ir galbūt nenoriu sakyti tiesiai keikiamės, nesikeikiam krikščionys, žinai. Kai ateina tas išbandymas, bet galbūt, kaip sakiau, norisi murmėti, tai kaip čia, taigi Dievas geras, tai kaip čia dabar, tai čia kažkas tai ne taip. O mes, sakė, būsim užbandyti ugnimi. Tai tiesiog išbandymas, kai ateis išbandymas, neduokim vietos velniui murmėti, nepasitenkinti, o tai taip nelengva. Amen. Kažkas gal įžeidė tada, kažkokių lūkesčių turėjo pasielgė visai kitai. Praeik išbandymą dievišku būdu. Nekovok su priešu. Kūniškai nekovokim, tegu Dievas eina priekį ir kovoja. Ir jis, kai kovoja, jis ten taip gražiai viską padaro, kai mes jam leidžiam, mes ir toliau pasitikim toj situacijai juo.
jis tada kažkaip sumažėja tuo metu. Ir atrodo, kad man reikia tam atsilyginti ar kažką padaryti, piktu. Kaip sakai, įsižeidimu, pykčiu gal, dar kažkur. Teisybė, tai turi būti. Čia tas, kur vaikščiojo po žemę, šėtonas. Čia šėtonas ir tai. Neduokim Dievui, neduokim vietos velniui. Duokim vietos Dievui. Vieta Dievui irgi priklauso nuo tavęs ir manęs, ar aš duosiu. O kada aš duodu Dievui vietą, kada sakau, Dieve, tu esi teisėjas, tu esi viešpats, atiduodu tai tavo rankas, viešpatie. Aš žinau, kad tu esi teisingas ir viską darai teisingai. Ir tada sakai, ateik į šitą situaciją, viešpatie. Nes tu visagalis. Aliuja. Aš te galiu savo teisybę išaiškinti, bet ne visagaliai. Viešpats visagalis, todėl duokim vietos Dievui. Mes daug kur neduodam vietos Dievui, aš ir jūs leisdami patys į tą vietą. Daugiau tavęs, Dieve. Mano gyvenime, aš žinau, kad man reikia daugiau jam vietos išleisti. Daugiau jam vietos išleisti. Ir jis taip nori eiti. Už tai sakė, ieškokit mano karalystės. Ir mano teisumų, pasitikėkit mani. Ir aš veiksiu. Nesvarbu, kad jūs būsit išbandyti. Bet tai darau savo šlovę ir garbę. Jau dabar kutena gerklę. Aš sušalau, kai kur tarnavau ir buvo šalta labai. Ir truputį kosėsiu, atleiskit. Taip ima kutenti įkyriai, bet saldainių valgyti negaliu. Nes turiu kalbėti, amen? Tai štai, kaip niekada nedarys su tikslu pakenkti mums, Dievas niekada nieko nedarys su tikslu pakenkti mums. Atėjo išbandymas, norisi rėkti baisu. Nerėk! Nerėk! Nes tas viską mato ir jisai stovi ir nori, kad aš ir tu praeitume pasitikėdami juo, tuo dideliu Dievu. Amen. Dieve sustiprink. O taip ir norisi, kad tas tikėjimas augtų, kaip jis auga, kai situacijose mes jį praktikoje pritaikom, galbūt mažesnėse situacijose, bet jis stiprėja ir paskui drąsesnis būna ir didesnė. Jis padarė ten, padarys ir čia. Amen. Argi mes neturim, kur jis ką jau padarė? Todėl, kad išoriškai vyksta ne taip, kaip turėtų vykti, tai nereiškia, kad jisai jau pasilpo ir jis neveiks. Tiesiog nekreipkite dėmesį į aplinkybės. Velnias visada norės mūsų žvilgsnį nuo Dievo galingo visagalio nukreipti žvilgsnį į aplinkybę, kuris sukelia baimę. O baimė priešinga tikėjimui ir tada papuolim. Papuolam po priešo melu ir va ta kova tokia vyksta. Todėl mes mokomės ir mes tai darysime. Amen. Darysime. Mes ne tam sėdim, ne tam Dievas mums kalba, kad mes girdėtume, išklausytume ir nieko nedarytume. Jis sako, aš noriu auginti jūs. Aš noriu.
iš jūsų padaryti savo karalystę tokią žemę, tokią nežemišką, žinot, kurie gyvena neregėjimu, bet tikėjimu. Amen. Ir visą tai prasideda, kaip sakau, nuo tų mažų dalykų. Mažus dalykus. Pasitikėk viešpačiu. Paskui didesnius pasitikėsi. Ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl jis sakė, kad jūs darysite tuos darbus, kuriuos aš dariau viešpats ir dar didesnius. Tiksliau pasakius, jis per mus galės tada daryti tos darbus. Amen. Čia nebejonės tos darbus darysi. Jis mumise per mus darys tuos darbus, jeigu aš ir tu tikėsime į juo ir niekada nesuabejosime, kad jis jau pasikeitė. Jėzus toks pat vakar, šiandien ir per amžius, taip parašyta Dievo žodyje. Jis toks pat, sakyk, mano viešpats, vakar, šiandien ir per amžius bus toks pat. Įsižeidę ar nusivylę mes, ne mes, žmonės galbūt, bet tinka ir mums tiks, kad nesižeitų kūnas ir nepriimtų šitos tiesos, gali nepriimti, tai pasakykime, žmonės, tai įsižeidžia. Nusivylę, kurie atėjo pas Jėzų, kaip čia mes ir skaitėm, dėl to, ką jis gali jam padaryti. Ir dabar melšiu, ką jis man gali padaryti. Aš atėjau pas jį, kad jis man padarytų. Man. Viską padarytų, kad man. Tai neteisingas požiūris į viešpatį. Teisingas požiūris. Aš atėjau pas tave visas ir pasinėriau. Ir noriu pamatyti, kokią tu valią turi man. Nes aš noriu tavo šlovėj nugyventi. Aš atėjau pas tave, kad tau gyvenčiau ir nugyvenčiau tau gyvenimą visą. Amen. Ir tada kaip taisyklė, tai, ko tau reikės, viskas bus Dievo malonėje. Nes tu pasitikė juo. O šitus prioritetus nesumaišyti. Atėjau išpildyti tavo valios. Nes tu mane išgelbėjai. Tu mane plovė. Tu paukojai save. O aš dabar tau atiduodu save. O kokį tu ten planą turi? Tai va, ta valia, kaip prašom, tai ir bus taip, kaip jų valia. Amen. Mums iškilo kažkoks tai poreikis, ar reikalas, ar įvykis. Atnešam jam ir sakom, viešpatie, tavo valia tai įsipildo. Jeigu tos valios atsakymų Dievo žodį dar nėra, nes ne viskas yra Dievo žodį ir kiek situacijų mums tenka patirti. Amen. Kur jau žinom Dievo valią, žinom Dievo valią. Gera, tobula. Amen. Žinom tai. Nes jis toks Dievas. Sakyk, mano Dievo valia, tobula ir gera. Ir aš tuo nesirūpinsiu. Aš rūpinsiuosi. Pažinti, kas jis yra, koks jis yra. Ir aš matysiu jų šlovę. Tada mūsų tikėjimas stiprus, kai mes pažįstam jį. Amen. Ir tikėjimas stiprus bus, kai tu jį pažįsti. Kai pažįsti žmogų, jo galima pasitikėti. Tikėti, sakyti, kad jis pasakė ir padarys. Ir tokių žmonių, kur taip nepadaro. Ne? Yra visokių. O viešpats visada ištekiamas. Daugiau kalbėkim tokių žodžių savo gyvenimoje. Tai tikėjimas auks.
Nekalbėk, kokie mes vargšiai, kokie mes Dievo negalim, kokie mes nesugebam, kaip mes nesuprantam ir visą kitą. Geriau kalbėjau, koks tu didis, koks tu galingas, koks tu ir taip statydinkimės ir pamatysim, ateis kažkokia situacija negatyvi ir tau ji neužgoš tavęs, tau tas didis Dievas taip ir kils iš tavęs ir jis praves tave, kai tu turėsi tokį tikėjimą, jų malonę. Amen. Nes nenori tą aplinkybę ir iškia akis bado, ne, kažkokia problema kažkokia. Tai tu jos niekaip nesumažysi. Kažkaip pažiūrėsi kitų kalbų, gal mažesnė bus, gal taip pažiūrėsi, bus mažesnė. Nebus mažesnė šitų akim žiūri, nei iš vienos pusės, nei kas nors nuramins mane, vis tiek man ji tokia pati bus. Kol atsivers dvasios akys tikėjimo visagalio Dievo ir jėga neteis man praeiti tą aplinkybę. Ateina jėga iš tikėjimo juo, jo malonė, natūraliai. Todėl šlovinkim ar ką darykim Viešpaties, kad jis mums didelis būtų. Nes išpažinimas turi jėgą. Ane? Jei kalbėsim bėdas, nelaimės, pasmerkimą ar dar kažką savo ar kitiems, tai tas ir ateis. Bet jeigu mes pakelsim pirmą žvilgsnį, iš jo ateis jėgos, išmintis ir patepimas pasitikėjimui ir tuos sunkumus praves jis mus. Amen? Jis tą jėgą sustiprins per tikėjimą, sako, sustiprins savo jėgą ir savo malonę. Ir ta problema fizinė, kaip matoma, tau nebus didelė. Jis didesnis. Koks jis visagalis, koks jis visą žinantis, suprantantis ir matantis ir mylintis. Alleluja. O todėl sunkume, kodėl Paulius susilūrė, kai buvo kalėjime, iširkšta kojos, grandinėms surakintos, ką jie darė. Jei kokios grandinės? Ne, mes jų nenutrauksim. Gal pjūkliuką rasi kokį. Nerasi tu kalėjime pjūkliuko ir nenupjausi. Savo jėgom nieko nepadarysi. Jie turėjo tikėjimą Dievu, šlovinau jį, kad visa kamera skambėjo. Ir Viešpats atėjo. Atidarė kalėjimo duris ir išėjo. Kas išveda į laisvę? Jis. Todėl žiūrėkime save, į savo žemiškas, kūniškas jėgas, kai yra sunkumas ar problema, ar išbandymas, leistas Viešpaties kartais, amen, kad užgrūdintų mus ieškojame jo. Amen. Nes mes galbūt tikrai jo visai neieškotume, jeigu nebūtų sunkumų. Čia jau Dievas žino ir valdo visą tai. Pakelk akis, kažkokią giesmę. Pakelk akis, pakelk širdį į jį. Ir pamatysi, koks antgamtinis Dievas pradės veikti. Ir mes veiksime jo jėgą, ne savo darbus sumanytus ar velnio įkvėptus, bet jis įkvėps mus savo tikslams, darbams ir tai neš vaisių jo karalystei. Amen. Atrodo, taip paprasta, tik jo ieškoti ir viskas, ne, taip pat pasakyti. Tik jo ieškoti. Bet kaip nenori priešas, kad jo ieškotume, va čia sunkiausia. Sakau, daryk, bėg, ir tą greit, daryk, viską daryk, taigi tu krikščionis, tu turi padaryk. Kam tu gaiši laiką čia kažkokiu visagaliu Dievu? Taigi mes jau gyvenom be visagaliu Dievo, amen? O dabar mes nusižemės, tu man reikalingas. Kaip vanduo trokštančiam, kaip duona alkstančiam, tu man reikalingas. Mes dabar gyvenam naują gyvenimą.
pasitikėdami visagaliu Dievu ir Jėzumi Kristumi, kuris viską padarė dėl mūsų. Todėl mes tikime juo, jo malonę, viską įveiksim mes jo malonės jėga. Todėl sunkumuose nedejuok. Amen. Sunkumuose šlovink viešpatį. Man labai patinka priešingai daryti. Tėve, tik neleis, kad aš tau priešingai daryčiau, bet priešui man patinka priešingai daryti. Jis man sakydavo pradžioje, bet tik tikėjau, neiki šitą sureikimą, parisėtų, dar labai pavargai. Ir tikrai pavargau. Nesakiau. Priešingai darysiu, bet tu sakysi, vat, ko link Dievo nejudėt, tai aš priešingai darysiu. Ir tu laimėsi visada darydamas tas, kas viešpačiui patinka. Amen. Nežiūrėkim, nes kūnas tai sutaria su velniu. Jo, sako, tikrai. Tikrai. Dirbai, pavargai, paskui vėl dirbsim, žinai, būdus. Bet pas viešpatį neįsim. Eisim ir į žodį eisim. Ir mažiau skrūlysim, ne? Stipriai mažiau. Ir matysime jo šlovę. Amen. Kaip čia pabaigti dabar kokią rašto vietą duoti? Nu jau čia bus per daug žiaurų kūnui. Bet čia ne mes, čia jie ėjo per tokius sunkumus. Bet aš paskaitysiu tos sunkumus. Aš nesakau, kad tau reiks per juos eiti, bet pažiūrėsime palyginimą, kokius jie ėjo sunkumus ir neatsitraukimo viešpaties. O mes tik kokius turime ir jam norisi kabelinėlėms, žinai, Tai paskaitysim Hebrajams arba Žydams 11 skyrius, 35 eilutė. Vienuoliktas skyrius, 30. Kita sakiau, ne? Aš žiūriu, gal čia anksčiau dar reikėtų. Gal nuo anksčiau paskaitysiu nuo 26. Mes skaitom apie Mozę, kaip jisai nebrangino, kodėl jis tokius žygius padarė didelius su viešpačiu pasitikėdamas, sako, jis Kristaus paniekinimą laikė didesniu turtu negu Egipto brangenybės, nes jis žvelgė į atlygį. Tikėjimus paliko Egiptą, neišsigandęs karaliaus rūstybės, nes liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Mes turbūt nepajudame ir regėdami neregimai. Čia pavyzdžiai rodo, kaip jie pasitikėjo viešpačiu. Tikėjimu jis įsteigė paschą ir apšlakstymą krauju, kad naikintojas nepaliestų jų pirmagimių. Tikėjimu jie perėjo per Raudonąją jūrą, tartum per sausumą, o tai daryti mėginantis egiptiečiai prigėrė. Kaip tą jūrą reikia perskirti? Tuo pačiu tikėjimu, kurio tu šiandien pasitikė viešpačiu. Amen. Prasiskirstos jūros tavo gyvenime, visos prasiskirs. Sakyk, visos jūros prasiskirs priekyje manęs. Nes aš pasitikiu tuo, kuris praskiria jūras. Amen. O mūsų dalis tikėti, o jau praskirti. Amen. Tikėjimo buvo sugriauti Jericho mūrai po 7 dienų žygiavimo aplinkui. Mat pakluso jie viešpačiu, eikit aplink tą sieną, tie kartu sušūkite ir sienos sugrius. Ir reikėjo tikėjimo ir paklusnumo Dievui. Šiandien labai nemadinga
tikėti Dievu ir paklusniam būti. Šiuolaikiniais bažnyčios, šiuolaikiniais mąstymas, šiuolaikiniai kažkokie tokie lengvesnio lygio kažkokio. Ne, Dievas nesikeitė. Amen. Jis tokio pačio paklusnumo dvasią davė mums šventą dvasią. Amen. Mes galime būti paklusnus jam. Tikėjimo paleistųjų Rachabą nepražuvo kartu su neklusniaisiais, mat jie taikingai buvo priėmusi žvalgus. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedoną, Barachą, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėjimu nugalėjo karalystės, vykdė teisumą, įgijo pažadus, užčiaupė liūpantams nasrus. Tokiu pačiu tikėjimu mes šiandien, remdamėsi tuo, ką padarė Jėzus. Amen. Mes lygiai taip pat nugalim liūtus, dvasinius priešus. Amen. Užgesino ugnies karštį, pečiuje prisimenat, kaip juos įmetė. Mums irgi Naujajame testamente sako, nesiganskite, kai kartais jūs kaip ugnis degina, atrodo. Ne? Jau atrodo net laikysi, bet niekad nesakyk, sakyk, Dievas su manimi, aš atlaikysiu. Aš net laikyčiau, bet visagalis Dievas su manimi. Vat ir nes kaip svarbu neužmiršti, kame tu esi, su kuo tu esi, koks Dievas su tavimi ir manimi. Taip užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, sustiprėjo iš silpnumo, tapo galiūnas kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus, moterys atgavo prikeltus savo mirusiuosius, kiti buvo kankinami ir atsisakė išlaisvinimo, kad gautų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti iškentė patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis užmušami, pjaustomi pusiau. Man čia sakiau, kad negalvokit, nieks nepjaustys. O ką žino, gal kada nors, tai bus išbandymai. Todėl pjaustomi pusiau, gundomi, kardu žudomi, klajojo, prisidengę vyruškų kalės, vargų, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, klajojo dykumoje ir kalnuose, slapstėsi uolose ir žemės plyšiuose. Ir jie visi per tikėjimą gavę gerą liudijimą, negavo to, kas buvo pažadėta, dar nesulaukė, bet jie amžinybėje viską gavo. Amen. Nes Dievas geresnius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Ačiū Viešpačiui Jėzui. Kad jis tokius švelnius išbandymus duoda. Amen. Jie tokie dar švelnus, bet jie tie gimdymo skausmai didai sakė. Amen. Bet kas mums? Kaip buvo visagalis Viešpats mūsų pusė? Taip yra ir bus. Tik tau ir man pažinti jį, dar labiau stengtis, pažinti jį ir tikėti juo. Štai ką mums reikia daryti šitom paskutinėmis dienomis. O nežiūrėsiu, oi kas ten vyko, oi pandemija, oi kas ten atėjo, oi ten atėjo, kas ten atėjo. Neturim laiko. Kada skrolinti, neturim laiko, kada ten gilintis, pažiūrėję įvyko, viską žinai, žinia, viskas. Bet nesigilinti ir negalvoti, tai ką čia daryti, kaip čia daryti, toliau pasilikim tymume su Viešpačiu visagaliu Dievu, nes jau tu pasodintas kartu su juo dvasioje, tik tai neišsižadėk jo. Amen. Tik nesižadėti jo, matyti viską, kas šiandien čia vyksta dvasiaus akimis, reik man ir tą. Nes jei nenusivylimas ateis panika, baimė, jau sakiau, dar įsižeisim man kažką nuteisim, kažką pasmerksim.
Ir net nesuprasim, kad atgailauti reikia. Nes tik atgaila nuplauna nuodėmę. Kraujas. Todėl, brangiai, dvasia ragina mane, dvasia ragina ir jūs pasilikti, pasitikėti juo. Paskutinį rašto vietą 1 Petro paskaitysim, 1 Petro. Kam čia ta malonė bus? Kam čia ta malonė? Pasitikintiems juo malonė viešpaties įsilies. Tik tai Dieve stiprink mus, kad mes išstovėtume tavyje. 1 Petro 5 skyrius ir 6 eilutė. Galima dar nuo pusės tą 5 eilutę čia, kur apsivilkite nuolankumu. Kad taip tikim Dievu visagaliu, mes apsivilkam nuolankumu. Nes tu savo didybę visą jau, reiškia, paploji. Jau ne save čia garbini, ne save didelį laikai, bet tu laikai jį didelį. Ir tai nuolankumas pats didžiausias. Amen. Ir mes būsime apsaugoti nuo išdidumo, jeigu mes laikysim jį tokiu, pažinsim jį, koks jis yra, tai mums niekada didžiuotis neteis. Tokios minties. Bet kai užmirštam, koks jis yra, tada reikia save parodyti, koks tu esi. Koks tu esi Jėzuje, tai velniui parodykim, amen. Parodykim prieš velniui, koks viešpats mumise, bet ne Dievui. Apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinosi, o nuolankiesiems teikia malonę. Todėl tikėjimas tuo, ką sako Dievas ir koks jis yra, tas, kas tiki, tai tas nuolankus. Pasaulyje nuolankumas, tai, žinai, toks išorinis papažnumas. Taip. Myliu. Oi, už durų erodas. Tikras nuolankumas, tai pasitikėti dideliu gyvu Dievu. Ir tu mažėji, mes mažėsim, o Jėzus didės. Ir visi Dievo šlovę regės. Priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę viešpats. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Religija sako, bijokit, drebėkit, nekit, Dievas toks galingas, toks šventas, niekada. O tu sakai, aš eisiu pas jį. Jis mano gelbėtas, jis didis ir šlovinsiu jį. Ir aš vis mažiau nuodėmių darysiu, kuo daugiau jį šlovinsiu. Amen? Nes tikėjimas laisvina mus. Tikėjimas viešpačiu visagaliu Dievu ir tuo, ką padarė Jėzus, mus laisvina. Ir tai yra nuolankumas, tikėjimas tikras, teisingas. Tikėjimas Dievu, malonė. Ne nuosavi geri darbai, ne kažkas, bet tikėjimas į jo malonę. Ir jo malonė per mus padarys jo darbus. Amen? Aleliuja. Šlovė viešpačiui. Pasitikėsim juo, tuo, kuris teikia malonę. Amen. Ir neklausysim to velnio, kaip pradžioje kalbėjom, kuris eik tu čia, prisikalvoja šitie krikščionė, žinai. Eik tu. Kaip smagu čia 2 metų, kaip smagu, taip daryti. Taigi visi taip daro, sako. Tai čia tos pats velnas, kuris atėjo į Ievą gundyti. Sako, jis slepia nuo tavęs labai gerus dalykus. Ir Ieva patikėjo. Bet mes šiandien netikėsim. Amen? Bet mes netikėsim. O tik pas Dievą tikrai daug gerų dalykų yra, kuriuos mes tikėdami juo pamatysime jo šlovę ir dar daugeliu tapsim palaiminimu, kaip sesuo sakė, tas patepimas
kuris tave ir mane palaimins dar daugelį pastatydins. Kaip tu gali pastatydinti ar patarnauti kitam žmogui? Ir kaip gali būti ant tavęs ir manęs patepimas, jeigu aš netikiu? O kai tiki, ir patepimas yra, ir išmintis yra, ir tu patarnauji, taip kaip pats Dievas patarnautų, o ne savo sielą, žinot, sielinę paguodą. Todėl mes Viešpatie pasimelskime.